2026 metais pasaulis turi dirbtinį intelektą, rinkimus, parlamentus ir žmonės, kurie telefonu gali per kelias sekundes užsisakyti maisto, investuoti pinigus ar susirasti antrąją pusę. Tuo pačiu metu pasaulyje vis dar egzistuoja žmonės, kurie gimsta su titulu – karalius, karalienė, princas. Ne todėl, kad jie laimėjo rinkimus, kad sukūrė verslą, kad įrodė, jog yra geriausias kandidatas. Tiesiog todėl, kad gimė tinkamoje šeimoje. Ir čia kyla paprastas klausimas – kodėl? Kodėl moderniajame pasaulyje, kuriame tiek kalbama apie demokratiją, lygybę ir žmonių teisę rinktis valdžią, vis dar yra monarchijų? Kodėl Jungtinė karalystė, Japonija, Švedija ir kitos vietos iki šiol turi monarchus? Ir svarbiausia, ar jie iš tikrųjų dar turi galią, ar tai tik brangiai kainuojantis istorinis teatras? Sveiki, čia Įdomu žinoti kanalas. Jeigu mėgsti įvairias istorijas apie valdžią, pinigus, verslą ir sistemas, prenumeruok kanalą. Šiandien pakalbėkime apie tai, kodėl pasaulyje vis dar yra karalių. Kad suprastume, kodėl monarchijos vis dar egzistuoja, reikia grįžti į laikus, kai valstybės neatsirasdavo per gražias demokratinės diskusijas. Jos dažniausiai atsirasdavo per karus. Buvo gentis, kaimai, miestai, kunigaikštystės. Vieni kovojo su kitais. Kažkas turėjo daugiau karių, daugiau žemės, daugiau įtakos arba tiesiog buvo žiauresnis už kitus. Tas žmogus, kuris nugalėdavo konkurentus, sujungdavo teritorijas ir sakydavo, nuo šiol čia valdau aš. Taip gimdavo karalystės. Bet tada atsirado problema, kas bus, kai valdovas numirs. Jeigu kiekvieną kartą po karaliaus mirties visi vėl pradėtų kautis dėl valdžios, valstybė nuolat skęstų chaose. Todėl monarchija turėjo vieną labai paprastą privalumą – paveldimumą. Mirė karalius, valdo jo sūnus. Mirė sūnus, valdo kitas įpėdinis. Sistema gal ir neteisinga, bet ji buvo aiški. Ir senais laikais aiškumas buvo labai vertingas. Karalius buvo ne tik žmogus su karūna, jis buvo valstybės centras. Jis galėjo pradėti karus, dalinti žemes, spręsti žmonių likimus ir dažnai savo valdžią aiškinti Dievo valia. Bet tada pasaulis pradėjo keistis. Žmonės pradėjo kelti labai pavojingą klausimą. Kodėl vienas žmogus turi valdyti milijonus vien todėl, kad gimė tinkamoje šeimoje, ir šitas klausimas monarchijoms buvo mirtinas. Prancūzijos revoliucija parodė, kad karalius nėra neliečiamas. Rusijos revoliucija buvo dar žiauresnė. Monarchija gali būti ne tik nuversta, bet ir sunaikinta. Po Pirmojo pasaulinio karo Europoje griuvo imperijos. Po Antrojo pasaulinio karo pasaulis dar labiau pasuko į respublikas, parlamentus ir prezidentus. Atrodė, kad monarchijos turėjo išnykti. Bet jos neišnyko. Kai kurios padarė labai protingą manevrą. Jos atsitraukė. Vietoj to, kad laikytųsi absoliučios valdžios iki paskutinės dienos, jos po truputį atidavė realią galią parlamentams, premjerams ir išrinktiems politikams. Karalius nebebuvo tas, kuris kasdien valdo valstybę. Jis tapo simboliu. Ir čia slypi pagrindinė priežastis, kodėl monarchijos išliko tokiose šalyse kaip Jungtinė karalystė, Švedija, Norvegija, Danija ir Nyderlandai. Jos išliko ne todėl, kad nugalėjo demokratiją, jos išliko todėl, kad išmoko gyventi šalia demokratijos. Paimkime Jungtinę karalystę. Iš šono atrodo, kad monarchas ten vis dar labai svarbus. Rūmai, karūnos, sargyba, ceremonijos, kalbos, bet realybėje monarchas nebevaldo taip, kaip valdė seni karaliai. Jis nebegali tiesiog atsikelti ryte ir pasakyti, šiandien pradedame karą, uždarome parlamentą ir visi daro taip, kaip aš noriu. Teoriškai tam tikros galios egzistuoja, praktiškai jų panaudojimas sukeltų milžinišką politinę krizę. Tai yra keistas susitarimas. Monarchas turi titulą, turi prestižą, turi tradiciją, bet reali valdžia priklauso išrinktiems politikams. Ir tada kyla kitas klausimas. Jeigu monarchas beveik nevaldo, kam jo reikia? Atsakymas paprastas. Žmonėms patinka simboliai. Valstybė nėra tik įstatymai, mokesčiai ir biudžetas. Valstybė taip pat yra vėliava, himnas, istorija, ritualai ir jausmas, kad esi kažko didesnio dalis. Karališkoji šeima kai kuriems žmonėms yra gyvas ryšys su praeitimi. Premjerai keičiasi, prezidentai keičiasi, bet monarchija sukuria tęstinumo jausmą. Ir žmonėms tai vis dar veikia. Yra ir kita pusė – pinigai. Britų monarchija nėra tik šeima, tai yra milžiniškas pasaulinis prekės ženklas. Buckingamo rūmai, karūnos brangenybės, vestuvės, laidotuvės, serialai, suvenyrai, turistai. Milijonai žmonių visame pasaulyje seka karališką šeimą taip,
lyg tai būtų istorinis realybės šou. Monarchas tampa savotišku šalies ambasadorium, ne politiku, kuris po kelių metų gali pralaimėti rinkimus, o simboliu, kurį atpažįsta visas pasaulis. Štai kodėl kai kurios valstybės monarchiją laiko ne problema, o naudingu įrankiu. Ji kainuoja, bet ji taip pat kuria įvaizdį ir turizmą. Kitaip tariant, karalius gali nevaldyti šalies, bet vis tiek padėti ją parduoti pasauliui. Bet ne visos monarchijos yra tik ceremonijos ir gražūs rūmai. Kai kur monarchija vis dar turi realią galią. Saudo Arabija yra vienas ryškiausių pavyzdžių. Ten karališkoji šeima, ji realiai valdo valstybę, politinė sistema, naftos, pinigai, religija, saugumas ir tarptautiniai santykiai – viskas susijęs su valdančia dinastija. Todėl žodis monarchija gali reikšti visiškai skirtingus dalykus. Vienoje šalyje karalius tik atidaro renginius, fotografuojasi, kitoje šalyje jis realiai sprendžia, kaip gyvens milijonai žmonių. Tai kodėl pasaulyje vis dar yra karalių? Todėl, kad monarchijos kažkada buvo paprasčiausias būdas perduoti valdžią. Todėl, kad kai kurios laiku atsisakė realios galios ir tapo simboliais. Todėl, kad žmonėms patinka tradicijos, tęstinumas ir aiškus valstybės ženklai. Kaip manai, ar tai graži tradicija, ar sena privilegija? Jeigu patiko šis video, spausk prenumeruoti mygtuką, nes šiame kanale kalbame apie istorijas, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo paprastos, bet už jų slepiasi pinigai, valdžia ir žmonių elgesio mechanizmai. O komentaruose parašyk, ar monarchijos šiandien dar turi prasmę, ar jos jau turėjo likti istorijos vadovėliuose. Iki kito karto.